Jauniausia projekto pora, dainininkas Tomas Eigertas ir jo partnerė Nerilė Senulytė, susipažino dar pavasario pabaigoje. Šokėja buvo maloniai nustebinta, kai pamatė vaikiną, su kuriuo parketą teks brūžinti pusę metų. Pamačiau ir pagalvojau, nu jo, toks saulainiukas, tai gal gerai, fanas bent jau pabalsuos. Tai va, ir paskui, ta prasme, pamačiau, mes pasibandėm, pamačiau, kad jis iš tikrųjų gali judėti ir visai neblogai. Tai pagalvojau, kad galbūt ir visai nieko, kad mus čia sustatė porą. Nu, gali biškai daugiau pavalgyti dar, bet šiaip, ta prasme, raumeningas, viskas gerai. Oi, čia kačelinės, nesikačelinės, čia dabar mes šokam, čia jokių kačelinimų, nesikačelinimų nėra. Dabar mes čia šokam ir jau čia nesvarbu, koks skys. Bičiukas, klausyk, žiūrėk, išlaužytas savo medinės kojas, už jį dabar ir nusiūsime savęs, tai reikia to ir pasiekti. Ne dėl to, kad čia tai pakačelinės, tai plaukai gražiai sušukuoti. Pasak Tomo, atletiška jo išvaizda tai sveiko gyvenimo būdo rezultatas. Tačiau Tomas sakė, kad šiuo koziriu šokių projekte jis nesinaudos ir nori, kad žiūrovai balsuotų už jo pastangas ir šokių judesius, kuriuos pats Tomas pirmosiose repeticijose nuoširdžiai kritikavo. Supratau, kad vis dėlto turiu tokias pakankamai pasyvias kojas, kurios manęs neklauso, su kuriom aš nepadarysiu ten siūlų, špagato, ar kaip ten virvės, kas ten vadinasi. Gal jis kažkiek yra susikaustęs, neatsipalaiduoja pilnai, bet čia tarsi savaime suprantama, kad tam reikia laiko. Ir aš manau, kad mes parepetuosim dar mėnesį ir su jo tais klubais viskas bus gerai, atsipalaiduos ir, kaip ten sakė, jisai seksualiai pajudins. Tad tam, kad kūnas pradėtų minkščiau judėti, Tomas nuoširdžiai plušo visą vasarą. Kaip jam pavyko, vertinkite jūs.